Sistema neturi draugų, tik marionetės. Prigožinas žuvo, o tu vis dar manai, kad esi gudresnis, esi ypatingas, kad gali būti išimtis. Verslininkai, valdininkai, žurnalistai, kurios galbūt apakino rubliai. Ar jūs suprantate, kad esate tik marionetės? Sveiki, tai žinutė jums, tiems, kurie vis dar tarnaujate rusiško pasaulio interesams. Tiems, kurie maitinasi jo pinigais. Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie verslus Lietuvoje, kurie, kaip įtariama, turi ryšių su Rusija. Vienus maitina, kitus finansuoja, kai kur kalbama net apie įtaką politikai. Rusijos pasaulis – tai ne idėja, tai narvas ir jo durelės užsidaro tyliai. Jūsų nauda sistemai laikina, jūsų turimi pinigai ir įtaka – iliuzija. Tai bet kada gali baigtis arba atsisukti prieš jūs pačius. Kai sistemai tapsite nereikalingi, jūs išmes be sentimentų. Tuomet būsite niekam nereikalingi. Nei rusiškam pasauliui, nei Lietuvai. Lietuviams būsite išdavikai. Prisiminkite, kuo baigėsi daugelio tokių marionečių likimai. Savižudybės, mirtis kalėjimuose, iškritimai pro langus. Net jei turite įtakos, pinigų ar ryšių, tai nieko negarantuoja. Prigožinas turėjo viską, buvo galingas, turėjo pinigų, įtakos, net savo kariuomenę. O kur jis dabar? Prigožino atvejis puikiai iliustruoja, nei galia, nei turtai, nei autoritetas ir net jūsų kariuomenė negali apsaugoti. Prigožino pavyzdys – tai perspėjimas jums visiems, kurie mano, jo gali žaisti su ugnimi be pasekmių. Jo istorija pamoka visiems. Geriau mokytis iš svetimų klaidų, nes iš savųjų gali būti jau per vėlu. Aš tikiu, anksčiau ir vėliau sulauksite atsakomybės, galbūt neteisinės, bet visuomenės pasmerkimas neišvengiamas. Tikiu, jūs būsite išmesti iš politinio, žurnalistinio ir verslo gyvenimo be galimybės sugrįžti. Už padarytas klaidas privalo būti atsakomybė. Rinkitės. Ar norite būti prisimenami su panieka, kaip kolaborantai, marionetės, žmonės be moralės? Ar su pagarba, kaip žmonės su stuburu, su tautinė savigarba, moraliniais principais, vertybėmis? Kiekvienas žmogus turi pasirinkimą. Tauta nepamiršta. Nepamiršta nei sąžiningų, nei išdavikų. Istorija prisimena tuos, kurie stovėjo už tiesą, vertybės, net kai tai buvo nepatogu. Kurioje pusėje būsi tu? Turtai laikini, geras vardas amžiams. Tai vertybė, tai palikimas, kuris išlieka ir jo netims nei sistema, nei pinigai. Gero vardo ir pagarbos nenusipirksi už jokius pinigus. Juos gali tik užsitarnauti. Stiprūs žmonės klaidas pripažįsta. Silpni slepiasi. Tylėjimas, bailumo įrodymas ir moralinio nuopuolio ženklas. Pripažinti klaidas ir imti jas taisyti – tai branda. Jūsų veiksmai bus prisiminti. Klausimas – kaip? Pabuskite. Dar nevėlu. Jei tau tai svarbu, pasidalink šią žinutę. Pasidalink, kad ji pasiektų tuos, kurie vis dar ima rublius. Kol dar nevėlu.